Labas vakaras, esu Saulius alkoholikas. Labas, Sauliau. Labai malonu, kad pakvietėt pasidalinti. Tikiuosi gerai girdisi. Taip girdisi gerai labai. Tai va, puiku. Iš tiesų, visada smagu, kada, žinai, esi pakviestas pasidalinti patirtim, nes, tai ir mano sveikimo dalis dalinti savo istoriją, savo sveikimo istoriją, savo ligos istoriją. Tai va, aš galbūt, jeigu pavyks, pasistengsiu gal daugiau laiko palikti klausimams, nes iš mano praktikos, tai kada įvyksta diskusija tokia, tai dar netgi geriau gaunasi. Tai va, jeigu pavyks, aš sutrumpinsiu truputį savo istoriją, o šiaip tai nesu aš dažnas internetinių grupių lankytojas, tai va, truputį man yra toksai diskomfortas kalbėti prieš kompiuterį, nes kada gyvai auditorijai kalbi, kažkaip jauti emociją, jauti žvilgsnius ir truputį kitaip gaunasi, bet manau, kad ir šį kartą viskas bus gerai, su Dievo pagalba. Tai va, dabar trumpai apie save, apie savo vaikystę, nuo ko viskas prasidėjo. Aš esu klaipėdietis, nuo gimimo klaipėdietis, gimiau ir užaugau Klaipėdoj. Tėvelis mano buvo jūreivis, bet kai aš gimiau, jisai jau į jūrą nebėjo ir dirbo tiesiog santechniku. Ir apie savo tėvelį galiu pasakyti tik tiek, jisai buvo kenčiantis alkoholikas nuo pat, kiek aš jį prisimenu. Taip ir mirė jisai, nesusitvarkė su savo bėda. Tai va, jisai buvo tarybiniais laikais ir gydytas priverstinai, ir pats gal netgi norėjo gydytis. Bet, aišku, kaip ir sakiau, jam nesisekė. Mano tėvai buvo išsiskyrę, bet vis tiek gyveno kartu, žodžiu. Prie ko aš vedu apie alkoholizmą, kaip ir žinojau viską. Žinojau, kad tai yra bėda, žinojau, kad man irgi yra pavojus, jeigu gersiu, nes mama dažnai akcentuodavo, tu tik nebūk toks kaip tėvas. Ir aš iš tiesų prisimenu daug liūdnų scenų iš vaikystės ir aišku ir gerų dalykų. Tėvas, jisai mano buvo geras, žaisdavo su manim, prisimenu, kapeikų duodavo ir taip toliau, bet liūdna tai, kad jisai kaip priverstinai būdavo gydomas, kas iš mano kartos žmonių, tai turbūt atsimena tos dalykus, kada išveždavo pusiai metų arba metams ir nematydavo žmogų šeimos, tai va tokiu būdu gydomas būdavo. Tai buvo priverstinės tokios reabilitacijos, tai iš tiesų mačiau savo tėvo kančią, iš tikrųjų iki pat, kol pats netapau alkoholiku, nesupratau, kame čia reikalas. Kada aš tapau paauglys, man atrodė, kad tiesiog tėvas mano silpnavalis yra. Aš tikrai nesupratau, nes neįmanoma suprasti sergančio žmogaus, kada tu nesirgi. Tai va, tas pats yra su mūsų artimaisiais iš tiesų, jeigu jie neserga. Tai va, ir nepasakyčiau, kad mano vaikystė buvo ten labai baisi, siaubinga ar dar kas nors. Tikrai mama laikė visas 4 sienas. Jinai buvo, kaip sakant, ir man ir už tėvą, ir už viską. Mano tėvai vyresnio amžiaus, nes aš gimiau tik tais po mano brolio mirties, kada jam buvo 16 metų, jisai mirė, tai aš dar už 2 metų. Aš gimiau pats 76 metais, o brolis mirė 74. Tai va, tai, kaip sakant, mane mama gimdė jau virš 40 metų. Tai va, aš turėjau pusbrolių, daug pusseserių, giminė didelė, bet vat brolio sesers aš neturėjau. Ir tai turbūt irgi labai nulėmė mano tą tokį egoistinį elgesį, nes
aš būdavau mažiausias tarp visų ir visi mane lepindavo, popindavo ir aš visą laiką jausdavausi toks karaliukas mažas. Tai va, ir iš tiesų tai netgi vat, kai kurių mano pusbrolių vaikai, mano bendramžiai yra šiai dienai. Nu, tai vat, sakau, giminiai, visą laiką žinodavau, kad bet kada galiu lūpą patemti ir viskas bus mano. Ta jutau nuo pat vaikystės ir sakau, tai va irgi tą egoistinį elgesį dar labiau skatino tokias aplinkybės. Tai va ir, žinot, na, aš iš tų vaikų, kur, na, mėgau aš krėstis bitkas, mėgau kažkaip elgtis ne pagal taisyklės. Aišku, buvau tuo pačiu ir bailiukas, bet, na, paprastas dalykas. O pavyzdžiui, mane visą laiką traukdavo blogos kompanijos nuo pat mažens. Aš puikiai atsimenu va, tokius momentus, kada, na, ten einu su tėvu pas tetą. Atsimenu, teta Stasė tokia buvo. Puikiai atsimenu, užeinam pas ją, nežinau, ten šeštadienis ar sekmadienis. Žinau, kad tėvas laisvas buvo ir įeinam į taip vadinamą chatą, ten prirūkyta. Vienas jos sūnus grįžęs iš kalėjimo, atėjęs dar kažkoks kaimynas, ten dar kažkoks kitas dėdė ir jie tenais jau išgerinėja, mane ten kilnoja mažiuką, kažkokia ten štanga kažkur kampe guli, ten kiti bando jau girti pakelti, rankom lenkia, vat man tokia vat tusovkė iš karto tiko ir patiko. O mama, nu ką, jinai nusiveda pas kokią nors tetulę, jos ten kalbasi apie mezgimą, apie siuvimą, apie kokie vyrai negeri. Man tokia kompanija, aišku, nepatikdavo. Bet man patikdavo visą laiką tos blogos kompanijos ir tai buvo nuo pat mažens mane traukdavo tie dalykai. Bet nepasakyčiau, kad aš nuo pat vaikystės buvau labai sunkus vaikas. Pamenu puikiai, kad pirmoji klasiai buvau padauža, bet nuo pirmos, tai vat nuo antros iki maždaug 6-7 klasės, aš buvau gana pavyzdingas vaikas. Gal tai lėmė tai, kad mama labai mane į ožių ragą spaudė, jinai buvo kaip gestapas. Ir aš pakankamai gerai mokiausi, pakankamai gerai elgiausi. Ir neturėjau jokių bėdų didelių nei su teisėtvarka, nei su nieko, bet, kaip minėjau, mane visą laiką traukdavo tos blogos kompanijos. Ir aš ten, jau aišku, ten 12-13 metų pabandžiau parūkyti. Ir kada aš pirmą kartą ten pabandžiau išgerti, aš tikrai neatsimenu. Ten, jeigu tai skaityti, žinai, kada ten alaus puta, tais laikais buvo vaikam galima atsigerti, tai net pati mama duodavo. Nors jinai pati labai retai kada išgerdavo, nesu savo mamos iš tikrųjų gyvenime girtos matęs. Šiek tiek išgerusią per giminių balius kokius nors, bet o tėvas, tai aš kiek jį prisimenu, jis gėrė pastoviai. Tai va, bet mano pirmas susipažinimas toks rimtesnis su alkoholiu buvo, kada man buvo 14 metų. Buvo naujų metų sutiktuvės, senųjų palidotuvės. Na ir turbūt visi puikiai supras, kad turėjom mes tokie vat 14-likiniai, 16-likiniai laisvą plotą. Susinešėm kas ką galim, kas ką turim ir pabandėm. Iš tiesų, man 14 metų, keli draugai buvo vyresni, kiti netgi jaunesni. Buvau jau girdėjęs, kaip yra faina, kada išgeri iš vyresnių draugų, tie, kurie jau buvo pabandę. Ir aš tada pirmą kartą pajutau, kaip yra faina, kada išgeri. Mes atsimenu, pradėjom nuo degtinės, jinai nelindo, tada atsidarėm šampano, išgėrėm 2 ar 3 butelius to šampano su burbuliukais, spyrė į galvą ir mes tada labai vyriškai išėjome į lauką parūkyti, va tokie pasijutom vyrais. Ir aš atsimenu savo mintis tuo metu, kada aš užtraukiau dūmą ir aš galvoju, va, čia tai dalykas, kodėl aš anksčiau to nedariau. Man tai iš karto užsifiksavo kaip didelis kaifas. Na ir aš iš tiesų jau tada paragavęs, aš jau žinojau, kad aš kitą kartą vėl darysiu tą patį.
Ir nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet tą vakarą mes ten truputį susidūrėm su suaugusiais, jie mumis užpakavo, mes neprisigėrėm per daug, mes išėjom pasivaikščioti, mes tenais daug visur ėjom, buvom kaime, mamos tėviškiai. Ir aš tiesiog nepajutau jokių padarinių, na kaip ten vėmimas, didelis galvos svaigimas arba pagirios iš ryto. Tiesiog viską išvaikščiojom ir ten, kad ir vėlai nuėjau gulti, aš atsimenu, aš atsikėliau ryte kaip agurkėlis, nieko man nebuvo. Dar gal lėmė tai, kad jaunas organizmas greitai išsivalo ir sportavau aš visą laiką nuo pat mažų dienų. Organizmas pakankamai stiprus ir jokių pasiekmių nepajutau. Bet aš jau planavau sekantį gėrimą. Ir aš puikiai atsimenu jau, kaip ir minėjau, aš gyvenau, augau Klaipėdoje, jau Klaipėdoje atsimenu vėl su bendramžiais, kaip sakant, ten tokios grupuotės įvairios jaunimo. Mes vėl susiorganizavom, kai tik tas buvo Gorbačiovo laikai, pusiau sausas įstatymas. Ir mes atsimenu, kažkokiu būdu iš taško nusipirkom samagono keletą bonkių. Ir aš atsimenu, kaip man jisai nelindo. Ir aš vėl antrą kartą, norėdamas prisigerti, aš neprisigėriau stipriai, nes man tiesiog nelindusi, labai neskanus buvo. Ir vėl praslydo, truputį lygtais apsinešiau, bet aš netgi nepajutau jokio to malonumo didelio. Ir puikiai atsimenu trečią kartą, kada man buvo iš tiesų bloga. Visi turbūt iš vyresnių puikiai atsimena tokį Spiritą Royalį. Atsinešė draugas užtaisytas su svarainiais. Aš jau tiek prisilupau, atsimenu. Tai žinot, aš po šiai dienai svarainių nemėgstu. Po šiai dienai man taip įsiminė tas svarainių skonis, nors iš tikrųjų tai ten buvo spiritas su svarainiais. Bet aš pamenu, kad tą vakarą, aš dar negana to, kad man buvo bloga, vėmiau, dar susimušėm, dar dujų ašarinių gavau. Nu, vienu žodžiu, visas komplektas. Ir aš atsimenu puikiai savo svarstymus sėdint ant bordiūro ir vemiant. Aš galvojau, daugiau aš tiek negersiu. Bet net minties nebuvo, kad aš iš vis negersiu. Ir man nebuvo minčių, kad aš iš vis negersiu dar daug metų. Tai vat, ir vat, man dar visai nedaug metų, aš visai dar vaikas, bet aš jau įklimpstu į alkoholizmą. Nežinau, ar aš tuo metu alkoholikas jau buvau, ar tik tai stipriai gerintis, bet jau esmė tame, kad aš kiekvieną kartą jau laukdavau, kada vėl bus kažkokios išgertuvės, kada vėl bus linksma, kada vėl bus faina. Nepasakyčiau, kad aš buvau kompleksuotas žmogus, ar ten pakankamai tos drąsos buvo, pakankamai visko, bet alkoholis jisai dar labiau išlaisvindavo. Ir žinot, aš nežinau jau ten iš kelinto karto, aš tiesiog savo, aš aplamai tokį gana disciplinuotą gyvenimą gyvenau vaikystėje, kaip ir sakiau, tai lėmė mamos griežta ranka ir aplamai aš sportavau. Ir ta disciplina, jinai tokia, aš tiesiog, kaip ten keistai beskambėtų, aš atradau tą tokį aukso viduriuką. Aš supratau, kad jeigu aš išgeriu 3-4 butelius alaus arba butelį degtinės ant 3, nieko blogo nenutinka. Man būna fainiai visą vakarą, bet aš grįžtu blaivas, nei mama nesupranta, nei ten kažkas mane per daug įtarė, aš niekur neprisidirbu ir aš to laikiausi gana ilgai. Kokius 3 metus aš šito standartų laikiausi, aišku, ta dozė jinai pradėjo augti, aš pradėjau po biškį didinti ir aš neskaitydavau, kada važiuoju kur nors į plotą, kada kažkur į sodus išvažiuoji, kada gali miegoti, tada aš leisdavau savo prisigerti. Ir vėl, aišku, ir vemdavau, ir visko būdavo, bet jau tai būdavo, prasidėjo ir pachmielų darimai ir viskas. Ir aš realiai nuo 16 metų jau gėriau periodiškai. Kaip sakant, jau buvo kažkokia sistema. Praktiškai nebūdavo savaitgalių, kad aš negerčiau. Ir turbūt tai nebuvo, kaip pasakyti, nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, bet aš kažkaip mokiausi dar, aš kažkaip įstojau į profesinę mokyklą.
aš kažkaip dar sugebėjau sportuoti, aišku, tie sporto visi pasiekimai jie pradėjo eiti žemyn, bet aš dar kažkaip laikiausi kažkokios disciplinos. Ir, bet aš mačiau, kad kiti geria daugiau, kaip ir kiekvienas alkoholikas. Aš mačiau, kaip mano bendramžiai kiti iš viso jau tenais viskas, jau jie končini. Bet, aišku, aš save mačiau, kad viskas su manim tvarkoja. Ir aš atsimenu, pradėjau gerti ir su tėvu laiks nuo laiko. Ir tėvui aiškindavau, kaip reikia gerti. Kaip ten bebūtų keistas, narglys 16-17 metų aiškina tėvui, subrendusiam alkoholikui, kaip reikia gerti. Šiandien tragikomiškai skamba, bet tai buvo. Tai va ir mokykloje, toj profesiniai mokykloje aš pirmam kursę nusimokiau, stojau vėl iš naujo, iš pradžių stojau to šaltkalvius, tada įstojau į mėsos išpjaustytojus, dešrų formuotojus, na, kitaip sakant, liaudiškai mėsininkus. Aš atsimenu, kada grįžau namo ir mama klausė, nu tai kur tu įstojai, sakau, į mėsininkus. Jis iš karto vajezo, sako, vaikeli nusigersi. Iš karto jinai, vat, kaip pranašas, pasakė tą frazę ir aš atsimenu, pradėjau dirbti tuometiniam mėsos kombinate, atlikinėti praktiką. Ir aš pamačiau, kad ten iš tikrųjų daug geriama. Bet man tai nesukėlė jokio nerimo. Aš iš tiesų žavėdavausi tais vyrais, kurie geria stiklinėmis ir toliau dirba. Man atrodė čia kietai. Ir aš puikiai atsimenu tą momentą, kada jau vyrai mane priėmė savo kompaniją, man įpylė beveik pilną stiklinę, aš išžioptelėjau ir ten nedaug palikau. Ir atsimenu, iš tų tokių vat, autoritetingų vyrų sako, šitas to leis. Man tai buvo kažkoks va, toks ženklas, ar ne, šiandieną skamba tragiškai, bet man tada atrodė kietai. Tai va, prasidėjo mano gyvenimas kitoks, aš pradėjau uždirbti pinigus, aš pradėjau tuo metu vogti. Mėsos kombinate, kas dirbo tais laikais, žino, kaip ten buvo. Prasidėjo pinigų srautas, prasidėjo kriminalinis pasaulis, prasidėjo visi tie dalykai, na čia daug neišsiplėsiu, bet žodžiu, aš pajutau gyvenimo skonį, vat, kaip Bilas rašo savo istorijai. Garbė, pripažinimas, didingos akimirkos, man tai buvo kažkas tokio. Merginos, moteris, dėmesys, aš prie pinigo, viskas tvarkoj, dėdės autoritetingi man ranką spaudžia, viskas tvarkoj. Ir man atrodė, kad aš taip gyvensiu visą likusį gyvenimą, viskas bus tvarkoj. Iš tiesų, tai aišku, aš klydau. Tai va, 18 metų aš apsivedžiau, irgi visi sakė, ką tu darai, tu ką durnas. Ne, man reikia, aš noriu. Kada klausdavau, tu tikrai myli, na, aš nutilėdavau, kažkaip meluoti nemokėjau. Netgi kada vogdavau, žinai, man atsimenu, tie patyrę vagys sakydavo, nu, sako, tu snukį biškį kitokį padaryk, sako, nes pas tavęs ant snukio parašyta, kad tu vagi. Tai va, žodžiu, gyvenau, atrodė viskas puiku. Atrodė viskas sviestų patepta. Na, ten būdavo tokių atvejų, kad ten, žinai, policijai pakliūni, dar kažką ten, kažkur tai, žinai, malkų gauni subaladoja, bet tai aš nurašydavau, čia tiesiog jaunystė, kvailystė, bus ką anūkam papasakoti. Dalinai tai tiesa. Bet aš nežinojau, kad aš einu keliu, kuris veda žemyn. Ir aš nemačiau, kad aš rituosi žemyn. Aš nemačiau to vat staigaus tokio posūkio, kada tie prabangus barai, restoranai po truputį pradėjo tapti tokie, žinai, aludės visokios, tokios, kur arklydėm vadinamos liaudyje, kad aš pradėjau gerti jau, žinai, sakydavau, kad man skanu alus, bet koks gali būti skanu, kada geri žiemą prie minuso sustojime, kada snarglys, žinai, iš nosies varveklis išlindė. Tai vat tas skonis, na, aš nežinau, koks ten skanumas gali būti. Aplamai, žinai, kada man žmonės kitą kartą pasako, nu, ten skani degtinė, sakau, nu, kada degtinė skani? Užkanda galbūt ir skani. Degtinė, nu, degtinė, kai geri, žinai, nu, sakant, kada geri limonadą kažkokį ar ne, arba kavą, nu, niekada nereikia pažasties uostyti. Nereikia niekada duonos uostyti. O degtinė arba samagonas, tai vat jau reikia.
bet skanu. Briedas visą tai iš tiesų. Tai vat ir ritausi žemyn, bet aš to nemačiau. Kaip sakiau, barai, restoranai, viešbučiai prabangus, važinėjimai su taksi į Vilnių, į Kauną, pirmin atgal, į Klaipėdą, į Nidą. Po biški dingo ir po truputį, žinai, kažkaip tais vat, prasidėjo chatos, landynės, prasidėjo tokie, žinai, jau kitoks gyvenimas ir aš galvodavau, aš čia taip pinigus taupau, aš čia, žinai, neišlaidauju. Aš visą laiką save mokėdavau nuraminti, save apgauti. Na ir aišku, niekam tai nepatiko. Niekam tai nepatiko tie dalykai ir ypatingai, aišku, šeimai. Ir buvo įvairių bėgimų iš tos vat, padėties. Žmona visaip mane bandė traukti iš alkoholizmo, iš tikrųjų pati nesuprasdama, kad traukia, bet gyvenamos vietos keitimas buvo. Aš nežinau, kaip čigonas gyvenau. Gyvenau Kretingui, gyvenau vėl Klaipėdoje, vėl Kretingui. Po to išsikrausčiau į kaimą. Visoks bėgimas. Na, nežinau, kaip jinai įsivaizdavo, kad pabėgus į kaimą mažiau gersiu. Iš tiesų, alkoholiko padėtis, na žinot, niekada neina geryn. Jis eina tik blogyn. Šį laiką atrandu su kuo gerti. Atrandu ką gerti ir atrandu kaip gerti. Ilgą laiką aš sakydavau, kad aš negeriu vienas, aš čia dar ne alkašas, nors jau būdavo užuominų, drąsesni žmonės man pasakydavo, kad tu per daug geri. Bet kad aš vedžioju šunį ir prisipampiu stipraus alaus taip, kad aš vos namo pareinu, jau šuo parveda, tai aš kažkaip nepastebėdavau, žinai, bet aš viens negeriu, sakydavau. Daug tokių dalykų alkoholikas daro, na, kaip pasakyti, atrodymais tokiais gyvena. Skirdavausi, vėl taikydavausi. Amžina tokia, mano daugiadienės būdavo užeina, na tai žmona su vaikais pabėga, paskui aš, žinai, ant kelių ir grįžta atgal. Ir tai daugybė kartų. Tada taip susiformuoja toks supratimas, kad kur jinai durnelė pabėgs. Bet vienas iki pabėgo, vienas iki gavosi taip, kad iš tikrųjų skyrybos prasidėjo. Iki to aš jau buvau pagulėjęs ir ligoniniai, buvau ir bandęs koduotis, ir torpeduotis, ir ten tabletės nuo alkoholizmo gerti, iš Rusijos draugas parvežė. Visokių bandymų buvo. Keičiau darbus, visą laiką tikėdavausi, kad keisdamas darbą kažką geresnį atrasiu. Atsimenu, bandžiau išsilaikyti vairuotojo pažymėjimą, galvojau, gal mažiau gersiu. Na, baigėsi liūdnai iš tiesų. Aš dar neišlaikęs egzaminų, jau pradėjau girtas važinėtis. Kada išlaikiau, aišku, nieks nepasibaigė, aš vėl važinėjau girtas, ačiū Dievui, nieko neužmušiau ir pats neužsimušiau. Nežinau dabar, vat, kad nesumeluoti, 4 kartus aš oficialiai buvau pragėręs teisės. O kiek neoficialiai, aš nežinau, nes mano pusbrolis buvo Klaipėdos komisaras ir man labai greitai išsukdavo tas teisės. Pasakai, kad pažįsti tenais ir viskas. Užmoki kelius šimtus litų tuo metu ir viskas teisės atgal atgauni. Žodžiu, elgiausi kaip beprotis. Ir, na, nieks neištvers su tokiu žmogumi iš tikrųjų. Kada dariau 5. žingsnį, kada dariau 4. žingsnį, mano globėjas, atsimenu, manęs paklausė, sako, ar gyventum su tokiu kaip tu? Na, tikrai gyvenčiau. Ir dar paklausė, norėtum, kad tavo dukra su tokiu gyventų kaip tu? Na, tikrai tada susimąstymas buvo didelis. Tai iš tikrųjų visko neišpasakosiu, kiek aš pridirbau, kiek aš nesąmonių prikrečiau. Na, bet truputį vieną apie pirmąjį savo gulėjimą ligoniniai. Prieš tai buvau tiesiog apsilankęs pas narkologą, žmonos priverstas. Atsimenu, narkologas išklausinėjo manęs, kaip aš geriu, ką aš geriu ir paklausė, ko tu iš mūsų nori. Aš aišku, standartiškai kaip normalus alkoholikas, sakau, reikia kažkaip mažiau gerti, per daug geriu.
Tai man pasakė tą frazę, sako, neišeis mažiau. Kaip neišeis? O taip sako. Sako, tu gali tik tais iš vis negerti, arba jeigu gersi, tai bus tik blogiau. Galvoju, nu, šakės, ką iš čia šneka. Nes man negerti chebra buvo tolygu, nežinau, išskristi į Marsą, su skafandro ten gyventi ir gryno oro neturėti. Nei gryno maisto neturėti. Vat man negerimas asocijavosi su gyvenimu Marse. Aš neįsivaizdavau, kaip galima negerti. Aš buvau tiek įmirkęs į alkoholį, jisai buvo visada ir visur. Aš pamenu vieną rytą, kada man nebuvo nei hrinovai, nei ten pachmielas, nei nieko, bet aš vis tiek nusipirkau alaus. Aš jį geriu ir galvoju, kam aš jį geriu. Tiesiog ant tiek jau įprotis yra nuo pat ryto atsigerti kažko, nors nėra bloga. Aš pats savo atsimenu, pats save pagavau. Kai aš pirmą kartą galėjau ligoniniai, psichiatriniai nuo alkoholizmo gydydamasis, tai aš puikiai atsimenu, pakliuvau tenais ir pamačiau visą tą foną. Dabar truputį gražiau yra viskas, tais laikais kažkaip labai tamsiai atrodė, gal man taip atrodė. Ir aš pamačiau daugelį žmonių, kur, o čia mano ateitis, jeigu aš toliau taip gersiu, aš taip maniau. Bet aš absoliučiai nieko nekeičiu. Aš pamačiau, man atrodė, kad mano pamatymas ir supratimas dabar jau viską pakeis. Nieko nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Ne mano, bet mano artimųjų dideliam liūdesiui. Palatoje buvo bičiulis toksai, kuris ėjo pas anoniminius alkoholikus, jisai išeidavo po pirmos dalies, užšūkdavo į parduotuvę ir praneždavo degtinės į ligoninę. Ir mes pradėjom naktimis gerti. Prasipučiam vakare ir naktį geriam. Ir aš nežinau, kaip aš dar sugebėjau gauti biuletenį, bet aš išėjau neužlėkęs. Aš žinau, kad po manęs, kaip aš išėjau, visa ta mūsų palata užlėkė, nes mes, aišku, jau ir dienom pradėjom gerti. Taip užgazavom, kad, o čia, vat, įsivaizduojat, grįžtu namo po gydymo nuo alkoholizmo gatavas. Tai va, čia sunku paaiškinti va tokius dalykus, bet tai buvo. Tai buvo su manim ir kitą kartą aš pats atrodo net, kaip taip galėjo būti su manim, nes, kaip sakant, atsigrėžiu atgal ir šiandien esu kitas žmogus. Tai va, ir sakau, buvau dasigėręs iki tokių dalykų, kaip, aišku, išsiskyriau, teisių neturėjau, darbo neturėjau, drąsiai galėdavau dėti skelbimą į laikraštį tuo metu, internetas dar nelabai taip veikia kaip dabar, tai drąsiai galėdavau dėti skelbimą, laikinai negeriantis vyras ieško darbo. Drąsiai, nes taip ir būdavo. Aš negerdavau iki pirmo atlyginimo. Kartais datemdavau iki antro. Iki trečio dažniausiai niekaip nedatemdavau. Nes, pas manęs būdavo taip, kad aš kai pradedu gerti, nežinau kaip kitiems, bet aš dažniausiai dar kažkaip tais valdausi apie savaitę, 2-3. Bet aš vis tiek jau geriu. Gal tos sveikatos, kad buvo daug, gal nežinau. Bet aš kažkaip dar sugebu į darbą eiti, sugebu kažkaip gyventi, sugebu kažkaip tais dar neprisidirbti. Bet vis tiek ateina diena, kad aš taip įsigazuoju, nes aš nuolatos spaudžiu gazą. Aš iš tų žmonių, kur nuolatos spaudžia gazą. Viskas, aš neturiu stabdžių. Aš neturiu stabdžių ir gazas yra spaudžiamas visą laiką žemyn. Ir dasigėriau iki tokių dalykų, kad, daug kas mane supras, aš tikiuosi, kada girdi muziką, bet supranti, kad kiti jos negirdi. Matai vaizdus, bet supranti, kad tie vaizdai matomi tik man. Baltoji karštinė tai vadinasi. Tai yra siaubingas dalykas. Aš pamenu, kada eilinį kartą jau gulėdamas ligoniniai, aš negalėjau net tablečių paimti, kad jas išgerti. Man seselė į burną tiesiog sukišo. Aš nežinau, kodėl tada lašalinės man nestatė, nes aš atrodžiau žiauriai ir jaučiausi žiauriai. Aš bijojau gert vandens, nes rankos taip drebėjo, kad aš galėjau dantis išsidaužyti. Nors ir taip jau jie buvo išdaužyti. Iš tiesų, praėjau žiaurų alchašo kelią.
niekam nelinkėčiau tokio, bet ačiū Dievui, aš atėjau pas jūs, atėjau pas anoniminius alkoholikus. Tai įvyko per Minesotos programą, ten priverstinai reikėjo, nu, sakykime, dalinai tai priverstinai ateiti. Man patiko, mane, nu, aš supratau, čia sava hebra. Čia sava hebra ir čia galima dar ir prasisukti net. Ir po to, kai aš pirmą kartą atėjau, tai vat Minesotos laikas ir dar mėnesis, tai vat praktiškai 2 mėnesiai, pirmą kartą gyvenime nuo kokių 16 metų, aš ištempiau beveik 2 mėnesius. Ir aš vėl užgėriau. Kada užgėriau kažkaip tais, nu tarsi pabandyti norėjau, kas čia bus. Nes aš nevertinau blaivybės, man nebuvo vertingas dalykas. Pasakiau grupėje atėjęs antrą dieną blaivas, kažkaip tais nesulaukiau nei ovacijų, nei nieko, nors labai tikėjausi. Ir dideliam liūdėsiui, žinai, nu, aš nusprendžiau, kad, nu, viskas čia tvarkoj. Vat užgėriau, atėjau ir aš iškart jau pradėjau planuoti, gal ir kitą kartą užgersiu. Liūdniausia, kad man tada, atsimenu, dar nebuvau išsiskyręs, bet žmona kažkaip tai sleptelėjo, sako, man nelabai patinka, kada tu visiškas abstinentas. Man to ir tai reikėjo. Paskui, aišku, atėjo ir skyrybos, ir viskas, ir visi kiti procesai. Aš tapau tas žmogus, kuris gyvena pas mamą kaime. Mama numeta čiužinį nakčiais išmiegoti, o ryte aš atsikeliu ir išeinu. Nes aš negaliu žiūrėti mokinai akis. Nors kada blogai, aš netgi priverčiu ją nueiti parnešti man. Manipuliantas. Tai yra žiauru iš tikrųjų. Aš taip elgtis nenoriu, bet elgiuosi. Tai yra baisiausias dalykas. Pamenu, kada kraujais apsivėmiau pirmą kartą. Irgi nusipirkau pleškutę, įkaliau ir apsivėmiau, žiūriu, kraujais vėmiau, galvoju, vat dasigėriau. Bet net minties nebuvo, kad aš daugiau negersiu. Tiesiog, vat dasigėriau, nu, reikia kažką daryti, bet geriu toliau. Ir taip ilgai buvo. Tai vat nuo to laiko, kai aš po Minesotos lankiausi anoniminius alkoholikus, aš gerus 1,5 metų neėjau pas anoniminius alkoholikus. Aš vis bandžiau kažkokią formulę atrasti. Aš vis bandžiau kažkaip gerti, kažkaip ir savo, ir kitiems įrodyti, kad kažkaip galiu. Deja, aišku, mano gyvenimas ėjo blogyn, prastyn. Ir aš savo gyvenimą suvariau, sudeginau viską iki pamatų. Išdaužiau viską. Nieko nebuvo. Buvo tik tai antstoliai ir daugiau nieko. Ir mano pervargęs kūnas. O siela aš jau iš viso nekalbėsiu. Šiaip ne taip, dasigavau, atsimenu, tuo metu kaime gyvenau, dasigavau iki Klaipėdos, iki taip vadinamo 5 aukšto, tai ta gydyklą alkoholikų. Ir dar atsimenu, kada jau atsiguliau, aš jau galvojau, kad aš viską supratau. Bet deja, aš vis tas slidininkas, kuris ateina į grupę, aš jau žinojau, kad kito kelio man nėra, reikia eiti grupę, bet vis kažkaip patikėdavau vėl, kad kažkaip galiu. Kažkaip išplauksiu, kažkaip išsilaižysiu. Ir aš vis kas 2, kas 3 mėnesiai užgerdavau, kas mėnesį. Tai tapo kaip sistema tokia. Atsimenu, vienas grupietis sako, čia pas tai sistema. Aš labai džiaugiuosi, kad grupėje buvo tie žmonės, kurie neglostė, kurie sakė tiesiai šviesiai, kurie mylėjo grubiai. Jie norėjo man pagelbėti, bet jie neviniavo į vatą ir neglostė manęs pagal plauką. Aš šiai dienai esu be galo dėkingas, nes va, tai buvo tikroji tiesa ir man tai atvėrė akis. Ir vieną dieną vienas žmogus tiesiog paskambino, atsimenu. Tai buvo tarsi va, tas taškas, nuo kurio viskas prasidėjo. Man paskambino, aš buvau po eilinio užgėrimo. Ir tiesiog sako, nu tai ką, vėl geri? Sakau, jo. Sako, tai ateik į grupę šiandien. Puikiai atsimenu, buvo sekmadienis. Žinau, kad 2 valandą grupė. Sakau, tai kad aš jau pachmelą padariau, kaip ir viskas gerai. Sako, vis tiek ateik. Na ir iš tiesų, pradėjo viskas garuoti, atsimenu.
Pinigų jau neturiu, bet telefoną dar turėjau, dar telefonas buvo neužstatytas. Ir aš nuėjau į grupę. Aš nežinojau, kad aš tada kažką išgirsiu, kažkas įvyks, bet tuo metu tas pats žmogus, kuris skambinusi, man paprasčiausiai pasakė tokius žodžius ir aš juos išgirdau, nors prieš tai man buvo sakę to žodžius kiti, bet aš negirdėjau, nei buvo vatos ausyse, kaip mano globėja sako, amžinatelis. Jis tiesiog pasakė, sako, Sauliau, paprasčiausiai patikėk į tai, ką tu čia darai ir ateik sveikti, o nesvaigti. Pradėk naudotis visko, ką siūlo anoniminiai alkoholikai ir tau negali nepavykti. Ir aš tada kažkaip panorėjau. Dar tas senas mąstymas, aišku, aš dar puikiai atsimenu, kad pramanipuliavau ir iš grupiečių dar pinigų pasiskolinau, kad galėčiau gerti tą vakarą. Ir aš dar tą vakarą gėriau, bet jau kitaip. Jau kažkas buvo manyje kitaip. Aš nežinojau tuo metu, kad kažkas kitaip. Bet kada atsuku juostelę atgal, aš žinau, kad tada prasidėjo brendimas. Ir ėjo laikas, iš tikrųjų, dar va trumpam apie tai, kad manim tikrai nieks netikėjo. Aš puikiai atsimenu, kada daugelį grupių yra už mėnesio ten arba už 3 mėnesių duoda medalį su skylutėmis. Aš gavau pirmą savo medalį, kada man buvo beveik 5 metų blaivybės. Sakau, kodėl nedavėt anksčiau, sakau, neturėjot nusipirkę, kas čia ir sako, ne, tai galvojam, užgersiu, sako, kam tau duoti. Tiesiai šviesiai Hebra netikėjo manim. Ir atsimenu, eidavau narkologinį atsižymėti, kad nuimtų nuo įskaitos, nes kažkaip vis tik planavau ir teisės atgauti. Ačiū Dievui, atgavau, perlaikiau. Tai jau prieš daug metų. Tai vat viena tokia daktarė, pensininkė jau jinai buvo. Jinai mirus yra, bet atsimenu, jinai pasakė tokius žodžius, žinai, tai pažiūrėjai mane, sako, Sauliau, sako, tu visą tą laiką jau negeri, jau metai laiko. Sakau, jo, daktarė. Sako, žinai, kad aš matau tokius kaip tu, sako, aš tikrai pradedu vėl tikėti į Dievą. Žinot, man visi plaukai, kiek tik yra, atsistoja, aš šiaip esu praplikęs gerokai. Bet ir tie plaukai, kurie likė, jie visi atsistojo, šiurpas visas perėjo. Iš tiesų, jinai irgi netikėjo, jinai tiesiai šviesiai man sako, žinai, kada tu vat kelintą kartą ten gulėjai į ligoninę, aš tave mačiau ir sako, aš sako, man buvo gaila tiesiog tavo mamos. Bet sako, kada tokie stebuklai vyksta, sako. Tai va, atėjo laikas. Aš kažkaip, žinot, kaip anoniminis alkoholikas, dažnai galvoja, žingsniai kažkaip įsiskverbs į mane, kažkaip pavaikščiosiu į grupės ir viskas bus gerai. Jie taip nebuvo, iš tiesų, daug kas turbūt mane supras, ta vidinė skylė, jinai nedavė man ramiai gyventi. Ir aš galvoju, jeigu aš esu anoniminis alkoholikas, anoniminiai alkoholikai remiasi vieninteliu dalyku 12 žingsnių. Sveikimo programa, man reikėtų jos kažkaip padaryti. Pačiam nesigavo, bandžiau. Vienas žmogus, jisai buvo pasikeitęs kardinaliai. Aš jį pažinojau anksčiau ir paskui pasikeitė, sakau, kas tau buvo, sako, žingsnius padariau. Oba, geras. Ir paskui po kiek laiko, vėl galim sakyti, aplinkybės susiklosti, bet ne. Turbūt dievulio veikimas. Aš atsidūriau vienam seminare, kur jisai pasakoja, kaip jisai tai darė. Jisai pasakoja apie globą ir aš pasiprašiau jo globos. Atsimenu jo žodžiai, sako, man bus garbė. Galvoju, kur ne, čia mane pravesti žingsniais, aišku, garbė. Iš tiesų, puikybės dar pilnas toks. Bet ta puikybė, jinai kažkaip pradėjo išgaruoti nuo pat pirmų susitikimų, nuo pat pirmų knygos anoniminiai alkoholikai skaitimų ir darimų tai, kas ten parašyta. Aš nepasakyčiau, kad iš karto viskas pasikeitė. Mane labiausiai pakeitė mano paties globotiniai. Kada vėl su jais darai tos žingsnius, vėl eini, vėl prisimeni. Tai yra fantastika iš tikrųjų. Ir tai yra 12 žingsnis, tai yra pats svarbiausias man. Kaip sakant, aš labai neišsiplėsiu galbūt apie tos žingsnius, per klausimus kažkaip atsakysiu. Bet esmė tame, kad iš to žmogaus, kuris neįsivaizdavo gyvenimo be gėrimo, aš tapau žmogumi, kuris
Aš neįsivaizduoju, kam aš iš vis gėriau, taigi ten nieko gero nėra. Nors man tuo metu būtų kas nors taip pasakęs, būčiau spjovęs į veidą. Bet iš tiesų tenais nieko gero nėra, ten yra tik tais kančia, ten tik tais pragaras. Ten nieko gero, jokio kaifo. O dabar aš kaifuoju, gyvenu ir kaifuoju. Ir jau ne vienus metus. Tai va, ir man yra didelė garbė jums pasidalinti. Ir ačiū, kad mane klausėte. Lauksiu klausimų jūsų.